Labadiena, šitam filmukė mes panagrinėsim, kaip galima atlikti praktinę užduotį su Vilkdalgio duomenų rinkiniu. Ir čia šiek tiek paaiškinsiu, kaip būtent praktinę dalį atlikti, kaip atlikti testą, jūs galėsit susigaudyti nesunkiai greičiausiai taip. Tai paspaudus šitą nuorodą mes nueisim į dokumentą, kuris panašaus į šitą. Be abejo, reikia padaryti nuosavą kopiją, aš jau čia padaręs. Nu ir ko prašoma mūsų užduotį? Mūsų užduotį prašoma, kad mes užpildytume mūsų dokumentą taip, kad būtų 4 tokios lentelės. Viena lentelė jau beveik padaryta ir atrodytų maždaug tai kaip šitam paveikslėlį. Dabar apie ką čia eina kalba? Čia yra tam tikros gėlių rūšies matavimo, tam tikrų anatominių dalių matavimo rezultatai, taip reiškia kažkokia laboratorija, mokslininkas turėjo reikalų su vilkdalgiais, čia yra tokios gėlytės, ir matavo kiekvienai iš 3 čia pateiktų rūšių, čia yra, matot, 3 rūšys yra, taip, kiekviena iš 3 rūšių, taurėlapio ilgį, paskui taurėlapio plotį, vainiklapio ilgį ir atitinkamai vainiklapio plotį. Ir rašė šitos duomenis tokiu būdu. Taip. Iš viso yra 150 eilučių. Iš kiekvienos rūšies čia paimta po 50 matavimų. Taip, po 50, 50, 50. Nu ir mums reikia susisteminti šitą informaciją apie tos gėlytes. Tiesiog tai, kaip čia parodyta. Pirmoji lentelė iš 4, kai kurie dalykai jau užpildyti, kai kurios lieka patiems padaryti, tai tas, kas lieka už tai čia patiems, jūs turėtume suprasti, aš parodysiu, pavyzdžiui, kaip sukurti štai šitą apatinę, vieną iš apatinių, čia parašyta įvairias spalves. Tai paimsim ir sukurkim iš pat pradžių panašią šią formą, taip, čia Ctrl+C, Ctrl+V aš padariau, be abejo, čia reikėtų pataisyti visur, taip, o čia viskas neteisingai bus, aš šitą ištrinu, taip, ir pavadinimas čia pas mus turėtų būti įvairias spalvės, taip. Tai kažkur tai čia pas mus toks yra žodis Ctrl+C. Taip, ir mes čia tada įrašykim šitą žodį įvairias spalvės. Ir čia dar prašo, kad jis būtų kabutėse. Taip, perjunkim lietuvių, taip, įvairias spalvės rūšies dydžiai, taip. Dydžiai. Okay. Na ir toliau, ką čia reikia skaičiuoti. Čia pasakyta, kad reikia įvairias spalvės rūšies dydžio taurėlapio ilgio vidurkį paskaičiuoti. Taip, tai pas mus taurėlapio ilgis yra štai čia. Ir mums iš esmės reikėtų paimti tik tai įvairias spalvės. Kaip matoma, čia nelabai patogu mums, tai kaip čia atrodo, lakstyti tai per visą. Mes padarykim tokį dalyką. Užfiksuokim šitą pirmą eilutę. Tai čia galima padaryti tokiu būdu, peržiūrėti, rodyti, tiksliau fiksuoti. Ir vieną eilutę čia fiksuokim. O dabar žymiai patogiau. Ir mes galėsim čia pažymėti tinkamas mums duomenis. Na gerai, pradedam. Čia taurėlapio ilgis yra pirmas stulpelis, tai ir čia parašyta, kad reikia surasti jo vidurkį. Taip, dabar jau apsimoka perėti prie anglų. Taip, čia rašom, kadangi vidurkis average, taip, paspaudžiam šitą average ir surandam mūsų rūšį. Įvairias spalvės, o čia jis prasideda ir dabar nueinam tol, kol nebus
Virginika. Taip, bandom pavažiuoti, kol nebus Virginika. Taip, nu dar kartą važiuojam. Čia gana taip mums jo truputį per daug vieno ir va, dabar paėmėm. Taip, visus paėmėm ir dabar mes sąžinę galim paspausti Enter. Čia toliau, aišku, tęsti nereikėtų. Čia pas mus būtinai turėtų būti tiek kiek tiksliau būtinai turėtų būti skirtingas formulės, todėl čia, jeigu čia pratęsiu, bus aišku nesąmonė. Taip. Nu, dabar, kai gavom šitą skaičių, iš esmės įsitikinam, kad mes viską gerai čia suvedėm, čia parašyta įvairiai čia 52A101, dar kartą nueikime į mūsų įvairias spalvę, o šitoj vietoj, ten kur pas mus yra įvairias spalvės ir ten kur yra taurielapio ilgis, čia nuo 52 ir baigėsi jis ten kur pas mus yra 101. Tai šitą mes įvedėm, taip, ir lyg tai tvarkingai įvedėm. Toliau antras, nu ką, dar galim čia paskaičiuoti, reiškia, mes šitą dydį paskaičiavom. Dar galim paskaičiuoti, pavyzdžiui, vainiklapio pločio, tai čia paskutinis stulpelis ir čia irgi vidurkį reikia. Dabar mes darysim šiek tiek protingiau. Aš parašysiu čia average, taip. Ir mes iš esmės žinom eilučių numerius. Ir žinom, kad vainiklapio plotis yra nors kaip D stulpelis. Aš jau čia D. Žinom, kad pirmoji tinkanti eilutė yra 52, o paskutinioji yra 101. Taip, o vietoj to, kad tempinėti, mes iš karto šitai rašysim. Taip, čia labai patartina nustatyti iš karto 2 po kablelio, taip, nuimkim ir iš karto čia 2, kad būtų. Nu ir čia pas mus toks šriftas nekoks, galima čia būtų va taip padaryti, taip, čia mums gavosi 1,33, vėlgi patikrinam 52,101 ir čia buvo 52,101. Nu ir viską, jeigu mes skaičiuojam medianą, taip, čia taurielapio ilgio medianą, pažiūrėjau, reikia paskaičiuoti. Tai turbūt suprantam, kad labai panaši formulė bus kaip ir kas ir su vidurkiu. Tai iš esmės aš galiu šitą formulę nukopijuoti va tokiu būdu Ctrl+V ir čia tik tai pakeisti pačią formulę. Čia parašyti median. Taip, va, man ponas Google'as padeda susimastyti ir va, aš įrašiau šitą. Už tai tokiu būdu pildomos visos šitos lentelės, taip, nėra čia sudėtinga, svarbu, kad jūs tvarkingai surandot tinkamą stulpelį ir tinkamą eilučių regioną ir tiesiog surašot čia formulę. Nu kągi, sėkmės pildant šitą lentelę, tiesa viena pastaba panašiai kaip praeitas, iki jokiais būdais nesugadinkit netyčia čia savo duomenų, nes priešingų atveju čia bus daug problemos atliekant testus, ir šiaip pas jūs savaime aišku skaičiavimai bus neteisingi, taip, netitiks realybės. Ačiū už dėmesį tiek šiai dienai.